duos rezultatą. Viskas gerai, bet aš noriu miegoti. Labas rytas. Žodžiu, šiandien yra 4 dienos rytas. Ką galiu pasakyti? Svoris krenta, -4 kilogramai, bet aš tokia kažkokia esu nelaiminga. Man taip norisi bliauti. Nelaiminga todėl, kad svoris krenta todėl, kad aš badauju, o ne todėl, kad aš išmokau, kaip reikia valgyti ir kad nėra žvėriško apetito. Ir aš taip liūdžiu, aš taip noriu pradėti valgyti, išmokti valgyti ir kad nuo to svoris kristų. Tai va, aš taip jaučiuosi šiandien ryte ir mes toliau važiuojam daryti tas adatas. Labukas. Žodžiu, šiandien pas mane 4 diena, 4 dienos rytas, dabar yra 10 valandų vakar, norėčiau pasakyti, kaip būtų fainiai. Ryto ir mes vėl ką tik grįžom iš adatų moteriškės mergaitės, jai apie 70 metų. Ar 60? Ne, manau tikrai daugiau, tikrai 70. Žodžiu, aš važiavau ir verkiau. Prisipažinsiu, verkiau, nes man žiauriai savęs gaila, pikta. Gaila kodėl? Todėl, kad aš moraliai nebuvau tam pasiruošusi ir man gaila. Taip, man nukrito 4 kilogramai. Aš realiai visur matau, pas mane talija atsirado, ten matot net ir veidas kažkoks toksai, matosi pakūdo. Bet man labai savęs gaila, kad aš visą tai darau, ta prasme, kad svoris krenta dėl to, kad aš nevalgau, badauju. O aš norėčiau, kad jisai kristų. Būtent nuo to, kad aš išmokau normaliai maitintis ir jau maitinuosi mėnesį laiko ir jau žinau, kad yra ritmas ir kad yra ne kankinimas savęs, o kaifas ir svoris krenta. Tai va, vienu žodžiu, man buvo taip liūdna, blogai ir aš kol važiavau pas ją, kol jau pas ją pacientai vienas po kito ten išeina, įeina, jūs neįsivaizduojat, chebra, aš jaučiausi, nežinau, tokia silpnuolė, bet mane tiek visi ramino, tiek visi palaikė, ten vienas vyras, jau jūs 3 dienas nevalgėt, sakau, šiandien pradės valgyti, sako, ne, tai ir nevalgykit, jūs šaunuolė, viskas bus gerai, kitas ten, žinai, guli ant stalo, ką jūs, pažiūrėkit į mane, o jisai ten dabar sveria 100 pemo, sveria kokie 190, jisai 30 kg numetė. Šito, pažiūrėkit, koks aš laimingas, kaip gerai, kita guli moteris, sako, aš irgi 4 diena, kaip ir jūs ten, taip toliau. Ne, labai gerai, žinokit, viskas bus gerai. Žodžiu, aš ten, jeigu esu tas žmogus, kuris visus palaiko ir visiems tą patį sakau, tai šiandien ryte aš buvau ta, kuri niurzga, bumba, visko nepatenkinta ir mane visi palaiko. Buvo ir faina, ir nejauku, neįprasta. Aš net jos atsiprašiau, tos moteriškės, sakau, atleiskit, kad aš jūs taip, kad, ta prasme, kad išsisakiau. Ir man atrodo, jinai man biškinę adatų pastatė tokių čia į kaklą nuo įkyrių minčių, nes kažkaip išėjęs iš jos aš pasijaučiau geriau, matote, dabar galiu visai nieko. Šiandien, ką aš galvoju? Aš galvoju, kad šiandien liksiu namuose, tai man bus naujas išbandymas, likti namuose ir vaikščioti ten, kur įprasta buvo, ar ne, ten maistas, šaldytuvas ir taip toliau, ir aš sugebėsiu dirbti ir nevalgyti. Aš pamiršau pasakyti, aš bandysiu šiandien vėl laikytis kiek galiu, bet jei ne, aš tikrai gersiu sultis, ten pusę per pusę su vandeniu ir žiūrėsiu. Bet lemba atrodo, tai žiūriu, kad visai ne. Taip, prasme. Ką dar jums pasakyti? Susitarėm, kad nereikės gal 10 dienų, 8 dienas su jie padarysim. Tai vis lengviau. Ir jinai sako, nes pirmos 3 dienos sunkiausias, nes jūs su savim kovojat. Nuo 4 jau, kaip ir prasideda kažkas tai, bet nežinau. Va, aš dabar kalbu su jum ir galvoju, kad visai gal norėčiau ką nors užkasti, nes man arbatos jau taip biški užkniso, aš norėčiau kokio nors baltyminio kokteilio, kokios nors lašišos, saločikių kokių nors norėčiau. Kaip norėčiau. Bet kentėt galiu? Taip, galiu. Ar tai vadinu didelę kančią? Ne, nedidelė. Nedidelė kančia. Bet blemba, aš 3 jau dienas visiškai paras nevalgiau. Jau prasidėjo, jau 3,5. Šaunuolė, Vilma, šaunuolė, laikykis, nepasituok. Susimatysim vakare. Šiandien dienai pasidėjau šaukštelį medaus ir aš tikrai planuoju suvalgyti. Bet nuotaika kokia mano gera, nerealiai vien nuo tos minties,
kad aš po truputėlį pradėsiu kažką tai daryti, keisti ir įstatyti, išmokinti ne į rėmus, o kaip čia pasakyti. Žodžiu, pabandysiu padirbėti, kad svoris kristų valgant maistą. Žiūrėkim, kaip man seksis. Labukas, žodžiu, nežinau, ar čia psichologija suveikė, ar čia adatos, ar čia 4 dieną, bet aš šiandien savo sakiau, kad aš valgysiu būtinai ir kai man truputėlį sugurgė pilvas, aš šiandien, jau 4 valandas dienos, aš šiandien suvalgiau, jei tai galima pasakyti, per 2 kartus pusę šaukštelio arbatinio medaus. Per 2 kartus pusę. Toks jausmas, kad aš jau ir pusryčiavau, ir pietavau, nerealiai soti, kaip steiko prisivalgius. Kas čia darosi, nesuprantu, bet jeigu taip, tai easy, aš toliau laikausi, jokių problemų nėra. Jau beveik pradėjau miegot, pamiršau, kad aš šiandiengi neįrašiau dienos video. Žodžiu, 4 dienos praėjo, viskas cool, pasirodo šitą dieną buvo pati man lengviausia. Aš vis tik tai šiandien dienai suvalgiau šaukštelį medaus per 3 kartus ir toks jausmas, kad aš pusryčiau, pietavau vakarienę, žodžiu, kaip steikų būčiau prisivalgius. Net sunku patikėti, kad nuo medaus galėtų būti toks jausmas. Kodėl aš jį valgiau? Nežinau, pabandžiau ir man taip nuotaika pagerėjo, man atrodė, kad ne diena, o kažkokia tai fantastika. Labąnakt.